Sikučiai, aš Marius. Snieglentininkas ir šiaip užsiminėjau įvairiais aktyviais sportais. Nors dabar aplinkui žalia, vis dar sniego nėra, ta žiema vis vėliau ir vėliau pas mus ateina. Bet jau laukiu. Ir aš jums norėčiau tiesiog papasakoti apie vieną kelionę. Apie kelionę, kur tu važiuoji, kur, pavyzdžiui, nėra eilių prie keltuvų. Bet nėra eilių prie keltuvų dėl to, kad ten tiesiog nėra keltuvų. Aš padariau visą filmą, tokį kaip dienoraštį. Praeitais metais buvom nuvažiavę į Bachmarą. Ir video tikslas buvo toksai, kad parodyt slidininkam, snieglentininkam, kurie jau ne kartą buvo kalnuose ir nori kažko dar daugiau, nori dar didesnių emocijų. Pristatau filmą iš Bachmaro ir aš tikiuosi jūs labai smagiai jį sužiūrėsit. Tai gero žiūrėjimo ir iki gal dar pasimatysim kada kelionį kokioj. Labas rytas, 3:30 jau ryto. Važiuojam iš Vilniaus, čia viskas nutirpo. Start, gerai. Kombo nepasiėmei? Nepasiėmei. Tai ką tu žaisi? Ar tu lipsi ant kalno? Normaliai. Stotelė. Ką, chebrytė? Labas rytas. Sveikas. Tik tokia šokinėjimai. Tai tipo sistema, jie dabar pasidarė į... Aš su jais. Ai, tai. Ne, va. Lėktuvas įskrenda už 8 minučių. Ir bagažas. Į tokią kelionę realiai užtenka keliauti tik su sportiniu bagažu. Ką ten, įsidedam lentas, splitboardą ir termomaikių, viskas. Striukė, važiuojam. Turiu ir priskinsiu obuolių, nieko man tikrai negaila. Geriausi draugai, viskas būtų neblogai, bet pasakėm bazom. Sėskim, draugai. Bilietėlį turit? A tu į priekį? Nu davai, nieko. Gerai. Rodysiu ant kelią, nes Gerai. matau, kad biškį pasimetęs. Kaip šita sistema? Čia automatinis. Seneliumbai. Kelionė Gruzijai užtrunka, tai dėl to reikia sustoti, paragauti kačiapūrių. Jojoj. O, Taip, tai čia turim vieną su mėsa. Katieną. Čia atrodo geriau. bet šitas yra magic. Bet šitas magic? High Mountains. Viskas įskaičiuota. Tai žinau, kad mes 3 dienom Tuoj traktoriukas važiuos. Kas nors įdėk mikrofą jam. Maituvas, palauk. Čia vadinasi sniegas. Oi. Lapas. Eis. Sueis? Sueis. Gerai. Norėčiau pamėgoti. Išverk man. Davai raudonas. Visi jau žino. Autobusiukė tiesiog sėdim, užmušinėjom laiką, nes neaišku, ar mus iš vis užveža, nes ten siaučia vėlia kokia audra. Bataška. Čia jau rimti pareiškimai. Oba! Laikai, paliesk. Oba! Kadangi paskutinė atkarpa taip sunkiai pravažiuojama, tai tiesiog jau likusi kelią važiuosim su retraku. Bet jau pasieksim tokią vietą, kur jau su paprasta mašina tu neatsidursi. Važiuosime ten. Ten ir tada į kairę. Ai, matosi ten. Kalnas irgi šitą yra. Čia va. Va čia, matai? Žvejoja. O. Susiglau. Įleis. Vietiniai turi kažkiek.
Ir tai buvo tik tai važiuoja. Ir realiai. žiemą tokia varo kaip mes, kad pasivaikyti gyventi. Daugiau nieko nėra. Labai faina yra tai, kad su mumis važiuoja ir vietiniai, kurie visą maistą vežasi ir mums gamina valgyti. Tai dėl to galvos sukti nereikia. Mums tiesiog reikia sukti galvą apie sniegą. Man pasnigo čia. Va, važiavom valandą beveik. Atvažiavom į ką? Į vakarą atvažiavom. Norėčiau pataisyti, jūs važiuojam jau nelė kiek valandų. Ta pasižiūrėsi. Tai reikia kasti ką. Reikia, jeigu čia va yra kažkokių kasturėlių viršų. Į apačią dar. Tai lapatki reikia. Lapatkių reikia. Reikia jo, porą lapatkių būtų gerai. Po lapatkių ir porą netingių rankelių. Kieno yra viršaus krepšiai? Tai ką čia moteris, kas einam, pakas? Nu, aš pats asmeniškai tiek sniego nemačiau. Tik išlipom, žiūrim, kad reikės atkasti visą įėjimą. Tiesiog jo nesimato, nėra. Nu kaip tavo tie pusiau haiko batai? Nu žiūrint, kiek giliai reikia. Namus, viskas gerai. Nes viena moteris pačia ir pradžiai nuėjo. Nu, Jo, jau vidu viena. Kur spečiai jau? Ačiū. Sveiki. Sveiki, čia Atvykę į mūsų romantišką kampelį. O, čia jau Vaišinkitės, labai skanu šiaip. O, ir jau. Parodai kūgimą tau. Matei pasivysis. Jis belė ką pasivysis. Nėra ryšio, nėra. Gerai, gražu. O dabar? Taip, galima tokį stensą. Turiu ir aš matau, kad vidiniai pusiai padarėjai apkustą. Sėsk 2. Ačiū. Dar vienas. Čia kaip kūčių vakarą jau vakarienėm. Elektros nėra, šildymo nėra, Interneto nėra. interneto nėra, Bet turime draugus, draugai, pilną stalą žvakės, ir gerą nuotaiką. pauderio. Amen. Taip. Sėdam prie stalo ir kertam. Atvažiavome į visišką dykynę, ta prasme, atėjom į namus, nėra nei elektros, nei šildymo, nieko nėra. Bet pamatėm visą tą sniego kiekį, kuris yra laukia ir, iškart vakarienės metu prisiminėm saugumo visas scenarius, sudėjom lentas ir tiesiog ėjom miegoti ir net negalėjom užmigti kaip maži vaikai, tiesiog laukiam rytojaus. Temperatūra kiek dabar yra? 3. Feels like 2. Feels like 2. Ir čia miegosim dabar. Aš iš čia pasiklausau. Ne. Šiaip dėl vaizdo Tai galim visi tenais miegoti. Bet trečiau, tu pažiūrėsi gal, nes iš ten patalinė yra. Koks šaltas. Bliama, koks šaltas. Tai man šalo, prausiklis. Ai, net prausiklis sušalo. Ojojoj. Tai jo, apsirengėm pižamas. Ir einam miegot. Laukiam interneto. Nei interneto, nei elektros, nei šildymo. Tai ką mes čia? Bet sniego turim. Turim daug. Šiom vakarą tiek. Sutiksim rytoj. Žodžiu, kitą rytą atsikėlėm, tai dar naujos naujienos. Tai per naktį sugebėjo sprogti radiatoriai. Tie, kurie nieko nešildė, bet dar ir sprogo, tai išliejo visą vandenį tiesiog visam kambarį. Tai daiktus ant žemės buvom pasidėję, viską šlapė, tai labas rytas. Po 7, tai situacija nepakito po vakar, dar blogiau. Dabar kažkoks potvinis pas mus, Luko kupriniai ragas, šildymo nėra. Šiaip net radiatoriai jau, kur buvo vonioj ten atgaiva, tai nebėra atgaivos. Jau nebėra? Jau nebėra, šalta. Už lango dar belė kaip vėjas daužo. Tai kompo skyrius permirkės? Eik tu, na. Aš nebenoriu. Vežkit mane dabar. Išvis jau. Tenka mane viešbut. Walden Free, nebenoriu. Aš nenoriu būti Walden Free.
valanda praėjo, kol atsikėlėm. Biškai prašvito ir supratom, kad toli nenueisim. Nelabai mes čia kur nueisim. Va, čia išėjimas. Nu, buvom vakar nukasėm, šiandien per naują kasim. Reikia biškai pakast. Eisim biškai pakast. Sušilsim. Oro sąlygos tragiškos, didžiulis uraganas lauke, pūsto, pūga. Labai didelės diskusijos, varysim ar nevarysim, bet galiausiai negalim praleisti tokios progos. Pradėjom ruošti savo įrangą, tai va, čia yra splitboardas, ant kurio tiesiog dedi tokį specialų kilimą. Ant to kilimo yra šereliai, kurie į priekį, kai tu brauki, jie lygus, o kai atgal pastatai koją, jie išlenda ir taip įsistato į sniegą. Taip pat naudoji tuos pačius apkaustus, su kuriais ir leidėsi, tiesiog perstatai juos kaip į slidės ir užkabini tik tais priekį. Dėl to tu gali, laisviau lipti į viršų. Tai va splitboardo magija. Išeisim, išsikasim, čia tikrai, pažiūrėk. Pažiūrėk. Deja, pats niekas nenusikas. Palauk, išlendam. O, koks fluffy. Flafis? Iškasėm. O, va. Nu va, jau 5 minutės lauke. Dar gyvė. Nu kaip? Nėra gerai, bet nėra ir blogai. Lauke dar savo prasivedėm instruktažą, pasitikrinam savo visus radio transceiverius, nes jos turėti vien neužtenka. Ta prasme, tave turi surasti tavo draugas, kuris turi mokėti su juo naudotis, o tai nėra tikrai paprasta. Krenti ant žemės ir ieškai kur į šoną, o mažės. Tai pabandyk vis tiek sniegas čia, pabandyk nusileist dar. Ir čia dar tokia nuošali vieta, kur kaip ir pagalba greit neatvažiuos, tai tiesiog ruošiamės, mokėmės ir lipom. Tink. Pridedi. Ant pirštų galų pridedi. Toks kaip treniruoklis tas stepapinis. Tai labai yra nemalonus dalykas. Perdedi visą svorį ant tos kojos. Taip pat. Ir tada. Taip pat. Kasim sniego profilį, kad pasižiūrėt, kokie yra sluoksniai, ar tie sluoksniai yra jautrus laudinimui. Labai gerai, kad ir buvo mūsų vadovas Linas, žmogus gaudosi. Sąlygas tikrina, koksai sniegas po apačia, tai dėl to, kad ir belia kaip žiaurios sąlygos, vis tiek jautėmės saugus. Tai šitas buvo labai faina, net tiem, kurie buvo pirmą kartą. Čia taip pastoviai snigo. Ar yra šią žiemą sniego? Yra. Va, tie vėjo gūsiai tai neramina biškai. Ja. Vėjo gūsiai. Ja, jau per stiprus gūsiai iš tiesų. O tu lieti dugną ar ne? Ne, aš jeigu minčiau į kojam, aš va skęstu. Supratau. Normaliai? Normaliai. Medžius kilęs. Aš iki čia dabar įklimpau. Dar. Yra. Nice. Važiuok, žemyn. Rygo, į mane. Nestok čia. Truputį išsigandus. Viskas gerai. Jebui! Sunkokas sniegas, ne? Sunkokas. Eini! Woo! Go! Давай, Lukai! Eini! That's nice. Aš paskui bandau.
Ехали беляка! So long, sucker. Sargi! Hopa! Aš taip. Добрый день. Šiaip tai nais. Fan, labai buvo smagu tarp to. Toks, dar tokiam nečiuožęs. Jo. Šitą. Išdidus 100 metų. Tu matęs kažkur buvai biški prigulęs? Ne, čia. Dingo flat. Man tai net į vidų nesinori, čia taip gera. Dieną padarėm tik tais vieną pakilimą ir nusileidimą, nes, sąlygos buvo tragiškos. Iš viso šiaip norėjo visą kaimą uždaryti ir net transporto nesiųsti iki mūsų. Kai buvom vieni visam kaime. Simui su Auguste dar neužteko, tai jie tiesiog nuėjo pasitreniruoti, kaip su tuo splitu vaikščioti reikia. O taip ir baigėsi ta pirma diena. Tokį workshopą. Bet sulaužai tu jau plūs. Ir geresnės spalva jau. Nes dabar jau normaliau. Makedonijoje, kaip suprantu, ateina nuo jūros ir tas sniego daug. Bet, Nu nieko sam. O ten net. bet šviesos spalva, tipo. Šiaip tai gerai. Ne, ar ne? Tai čia dviese brausimės. O pirštinės, kad taip piršda. O, kad tu Kava gera. Jom lipai ar... Opa. Gal dar kas? Misija. Bet reikia išlysti, tada kad išlaukti. Gal žiūrėk nesudėtingas. Nu ką, antra diena. Susirinkom, slidininkas jau ant stogo užsikabarojo. Vėl lipam, šiandien sąlygos žymiai geresnis. Vėjukas ramesnis. Tai bus gal faina. Jo, bet ką darysiu, bet lipsiu jau. O. Gerai. Dar šiltas, nuo laužo pašildytas. Šiltas. Jeigu kas aš turiu... Atvaryk. Vai saugiai. Aš dabar papasakosiu. Ten, vat, kur yra Ola, kur matosi tarpelis. Tai iki ten dalipus galima dink ir va čia yra Epic Run. Epic, čia tas, kur saulutė leidosi, su saulutės ir nebus, bet mes leisimės kaip saulutė. Supratau, tai mes saulutės? Mes saulutės. Nesnikta, tai būtų giedra. Taip. Jau hibrytė dusoje, kai mes nusipėsam. Tai tiek žinių. Čia Linas moko, kaip pažinti sniego sluoksnius ir kuris gali būti pavojingas, kuris netoks, kad nustatytume visą lavinų pavojų. 1, 2, 3. Ui. 3. Pirmiausias, kitoj vietoj neįtikėtas. Nu tas puto plastas. Bet vat šitas nustebino. Čia dar yra gan saugu, nes tas pats slaupas nėra toks status. Bet ant va tokių aštresnių featuresų aš vengčiau. Prasme, jeigu norisi arčiau galio pavaryt, ne, ten nevarom. Nu beveik, šiaip... Kitą kartą labiau. Nu šiaip elegantiškiau negu mes šiaip. Vis tiek. Tu jau sėt? Level 100%. O, žiūrėk, čiuoži iš karto. Čiuožia? Čiuoži! Eini? Varai! Oi! Woo! Nice! O kurva? Filmuoja. Eik, tu savo. Gerai. Nice. Have fun! O, nice. Oi, geras kelias!
Čia. Geras. Labai geras. Nice. Jepa! Toliau. Važiuok. Žiūrėk. Vai. Žiauriai. O, raugus atskrenda. Atėsim mes dabar kitą breikinam, ne? Jo. Nice. Tikrai taip, namo neįsim. Yes, geras žinias. Oi, kaip tokiai liūdau. Jo. Gerai. Approved. Ką, dedamės toliau skinus? Jo. Ir varysim vėl. Taip. Gerai, vyrukai. See in the bottom. Sit down. Yes, up. Stengiuos, važiuojam. Let's go. Gerai, aš biškį pristabdau man. Kaip manai, važiuojam? Galim sekundę palaukti. Vau, nufotkinsiu kietai atrodo. O, banditai. Banditas. Ricorda, che pino. Oh my god. Ir šitą? Nu kodėl taip bro? Vadimai, varyk. Greičiau. Vaizdelis tai epic. Čia pagrindiniai aikštėj dabar mes važiuojam, žinai. Varom į centrą šokius. Jo, biškį pasišopins, Lidlas ten bus, čia viskas bus gerai. Boys. Sveikas. Oi, dogis. Sveikas, bičiuliai. Pirmoji gyvybė. Labas, gražu. Labą. O, ledų ten yra. Antras ranas finito. Šiaip va ir matosi, ten kur openingas, ten yra toks galis, kurio gali. Jau trečias lipimas šiandien, net saulė išlinda, labai gražiai. Tai mūsų visi lipimai būna maždaug nuo 1,5 iki kokių 2 valandų. Ir per dieną taip galime padaryti 3, net 4. Viskas priklauso nuo to, kiek jėgų turi ir kiek motyvuotas važinėti tokį sniegą. Šitas kol kas atrodo geriausias. O toks vaizdas. Nerealiai. Varysim su Linu, va, su slidininku. Sveikas, Linai. Nu, davai. Davai. Yeah, boys! Opa! Pirmas. Gerai, tvirtas sniegas. Zugį pagavai. Zugį. Ok, antras dublis. Davai. Tu crazy? Woo! Woo! Yeah, boy! Ah, geras. Ready?
Gal kokį patarimą galėtų Mariukai paduoti man prieš važiuojant? Varyk viduriu, viskas, awesome. Važiuoju viduriu, lapė ir vienas baigia, važiuoju. Oi, viskas mūsų. Nai. Bui. O, ačiū. Eini! Eini, pareina! Eina! Woo! Yes! Pabalako, šitas kelias. O ten sakė į barą. Ne, ten į barą jo. Eisim ir kažkur nueis. A, nu jo. Užsidėjau snowboardą ant kupros ir lipam namo. O, jaukiniai užasoja. Namai atrodo čia pat, bet tu žinai, kad jie tai dar toli. Ojoj. Reiks trupot. O, koks mažylis sveikas. Nu, šiam pasivaikščiam. Yra well done. Well done. Kaip Simai vaizdelis? Belekas. Belekas? Atvirutė mamai. Nu, tikrai. Nu, antrą dieną atidirbom už tai, ką praradom vakar. Tai buvo įspūdinga diena ir su įspūdingu vakaru, ta prasme. Trečia diena buvo paskutinė, nes čia buvo labai trumpa mūsų išvyka į Gruziją, tai yra tik tais 5 dienos, 2 kelionė ir 3 paslidinėt, tai jau šiandien tikiuosi užbaigsim įspūdingai dieną. O toks trečios dienos rytas. Blue sky. Yra gerai. Ten Simukas muzikėlės klauso. Ten jūra toli. Va taip ir leidžiam laiką. Big Meška. Terra da garoa, com calor surpreendente de 38 graus.
Atenção, foi dada a largada principal. Nosso Emerson na frente, atingindo a velocidade máxima. Seu corpo tem. Na curva do laranja ele parou pra tomar uma vitamina. Na curva do S quem sabia escrever se deu uma saiu da pista. Na curva do cotovelo ele saiu maravilhosamente bem. Na curva do sargento ele comandava os competidores como general. E a turma de fora espantada assistindo a corrida se orgulhava e vibrava com a vitória do nosso campeão. Blet, meškai kaip taškiau. Sorry, meška. Gavo ten tokią kavo bangą, kad ojoj. Sorry, meška. Sorry, nepyk. Lotus, 72. Lotus, 72. É a máquina do tempo na velocidade, não tem igual. E num grande torneio de caráter internacional de Fórmula 1. O nosso brasileiro foi convidado para participar na sua condição de campeão mundial. Na nossa praça de esportes, Interlagos, na nossa capital, São Paulo, terra da garoa. Com calor surpreendente, 38 graus, atenção, atenção. Foi dada a largada principal, o nosso Emerson na frente, atingindo a velocidade máxima. Seu corpo tem. Na curva do laranja ele parou pra tomar uma vitamina. Na curva do S quem sabia escrever deu saiu da pista. Na curva do cotovelo ele saiu maravilhosamente bem. Na curva do sargento ele comandava os competidores como general. E a turma de fora espantada assistindo a corrida se orgulhava e vibrava com a vitória do nosso campeão. Vem chegando a reta de chegada, a reta final. O nosso Emerson frente vem descontando e todo mundo gritava com grande emoção. Salve Emerson! Mano. BDK. Nu, be plugelio. Be plugelio atėjo. Be plugelio. Aiškinkit. Neaiškink, kad... Smagu ir teližnikų kartais pabūta, ne? Visai fainiai jie ten leidžia laiką. Nu ką, paskutiniai metrai. Pam, lipam. Dėkoju. Taip, ačiū jums. Išgėrėm biškį čiačius. Meškas sako, apsipurš save. Ir sugalvojom, kad mums dar reikia paraidinti, nes neužteko. Sakė, meskų yra, tu girdėjai? Tai gerai, nu tai... Ne, klausyk. Žiūrėk, yra meskų. Jeigu meškos atnešum sausų malkų, Tada aš niekam. Taip. Palauk, ir mikrofoną jau užkabink. Nepaėjo nei 100 metrų, jau techniniai nesklandumai. Nu va. Užlipom 4 kartą. Jau šiandien į kalną ir tuoj leisimės 4 kartą. Parodyk man, kur leisime. Ten, nežinau, miestas matosi. Ten retrakas, o ten kažkur namai žemyn. Netik. Ready? Ready?
Jie. Tai gerai, aš ir galą važiuosiu, tada Da. gaudysi, jūs gaudysi. Nors ir sąlygos nelepino. Šalom, pavargom, daug lipom. Ar aš keisčiau šitą kelionę į ką nors kitą? Turbūt ne. Nežinau, kad net lipti gali būti taip įspūdingai. Aš daug kartų esu kalnuose buvęs, bet šitą kelionę aš prisiminsiu dar labai ilgai. Tiek įspūdžių man atnešė. Tai buvo pirma mano tokio pobūdžio kelionė, bet užkabino ilgam ir aš jaučiu, kad bus dar ir dar daugiau tokių kelionių. Ir jeigu tu pražiūrėjai visą video iki pat galo ir dar dvejoji, tai aš tikiuosi, kad nepabijosi tokios kelionės, važiuosi medžioti Pauderio.